Okay, ladies and gentlemen, surprisingly many people still here. Ponios ir ponai, vis dar matau nemažai dalyvių. Tuo labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, rengti konferencijas tokias ilgas, penktadienio popietė yra gan rizikinga. Tačiau dabar mes turėsime jau tokią apibendrinančią sesiją. Ir pakalbėsime apie tai, ar įmanoma vieninga Europa ir vieninga istorija. Ir norėčiau pristatyti mūsų pirmąjį pranešėją, tačiau jo pristatyti kaip ir nereikia, tai yra žinoma profesorius Vytautas Landsbergis. Daugiau aš turbūt nieko nepasakysiu, nes jūs viską žinote. Taigi prašom. Labą dieną, gerbėmieji konferencijos pirmininkai ir visi dalyviai. Tema, kurią čia svarstome, jūs svarstėte be manęs, lygi šiol, dabar aš įsijungiu. Ir jau buvau įsijungęs, kai atsiunčiau tam tikrą santrauką savo minčių anglų kalba, kad vis dėlto būtų ir vakar jau tos mintys. Jeigu kas nors jas atsiliepinėjo ar ne, aš tiesiog nebuvau tikras, kaip čia šiandien bus, gal čia Seimo virsmas, gal čia niekam neįdomu, nebebus tos ir konferencijos, džiaugiuosi, kad yra dalyvių, tai galiu kalbėti, bet tas mano angliškas tekstas jau egzistuoja. Tai aš maždaug pagal jį kalbėsiu ir šiek tiek praplėsdamas. Na, pirmiausiai, pastabos apie pačią temą. Tema grąžina mus prie Europos civilizacinių pagrindų. Tie pagrindai tai būtų vienas, sakysim, pažangos idėja. Ji yra Europos civilizacijos pagrinde. Turbūt nei Afrikos, nei kokiose kitose civilizacijose taip ji nebuvo išreikšta. Ir ji eina nuo Švento Augustino minčių. Toliau, individualus žmogaus atsakingumas. Žmogus yra asmuo, individas. Todėl jam galų gale ir derama pagarba ir apie teisės kalbame ir taip toliau, bet jis yra atsakinga asmenybė. Ta, kaip ir kitus dalykus, suformavo ir įtvirtino krikščionybė. Pirmiausia, Europoje, paskui galima kalbėti apskritai apie vakarų civilizaciją. Ir tas atsakingumas, jisai formavosi ir dar ne visiškai užmirštas yra. Jis yra moralinis atsakingumas, ne todėl, kad karalius nubaus ar sultonas pasodins ant kuolo, bet žmogus yra atsakingas moraliai pagal 10 įstatymų. Pagal 10 Dievo įstatymų, kurios Europos civilizacija paveldėjo iš judėjų. Ir todėl ir kalbama dažnai judėjų krikščioniškoji civilizacija. Ir žinoma, krikščionybės pažadas. Žmonėms patys gavo tą mokymą ir įvairiai traktavo. Tas pažadas, vienas iš pagrindinių pasakymų yra per tiesą į laisvę. Tiesa yra tiesa, o ne daug tiesų. Ką mes girdime ir net šiandien aš jau šiek tiek irgi girdėjau. Tai yra pareiga gyventi teisingai arba kvietimas gyventi teisingai, o ne teisingai, kaip man atrodo. Ne, teisingai. Taip, kas yra teisinga, kas yra nustatyta, kad ir tuose 10 pagrindinių įstatymų. Ir štai iš to ir kyla, ir subręsta, ir tobulėja, arba smunka, ir degraduoja, bet vis tiek iš to yra Europos demokratija. Iš
daugybės individų atsakomybės, ne avių būrio, bet iš individų atsakomybės yra ir kolektyvinė bendrijos, bendruomenės, tautos ir valstybės atsakomybė. Štai kokie pagrindai yra ir tiems mūsų svarstymams šitoje konferencijoje. Demokratija reiškia žmonių, tai yra visų, ne tik valdovų, visų žmonių teisę spręsti apie gyvenimą. Bet imant krikščionybės pagrindą, tai pirmiausiai visų žmonių atsakomybė, kas dabar beveik pamirštama arba padėta į antrąją vietą. Žmogaus teisės yra nepaprastai aukštai, o žmogaus atsakomybė kažkur pašaliais. Ir čia viena iš priežasčių, kodėl ši civilizacija smunka ir išsigimsta. Bet kol kas taip jį susiformavo ir tokia buvo istorija. Šioje vadinamoje mūsų civilizacijoje, kuri manė, kad ji yra geriausia. Ir iki šiol tebemano, ir kai kurių kitų civilizacijų suformuotos tautos priima, bent iš dalies, kaip modelį. Tai štai ta istorija, kurią mes turime, istorija jį suvokiama ir aprašoma. Ir mes tos aprašymus jau pradedame vadinti istorija. Tekstai. Žinoma, tekstai, kurie remiasi tekstais, tai čia jau koncepcija fundamentali, tada yra istorija, kai yra šaltiniai rašytiniai, o lygi tol, sakysim, archeologija arba etnografija. Dabar tai jau ginčiama, bet tiek to. Aš tik tai primenu, istorija aprašyta ir tada jau ją suvokiam kaip istoriją. Na ir tada klausimas, ar galės būti kada nors viena istorija? Ar jų bus, taip kaip dabar, daug istorijų? Nes visuomeniniai dariniai, pavyzdžiui, valstybės, aprašo savo istorijas ir tuo pačiu metu daro savo politikas. Jeigu kada nors bus viena humaniška žmonijos politika, utopija, labai didelė, tada, aš manau, galės būti ir sureguliuota viena įvykių istorija. Nes čia yra dar du dalykai. Raidos istorija ir įvykių istorija. Na, kol kas istorija ir politika, aš čia nuo to pradėjau savo tą anglišką santrauką, yra atskirti beveik nerealu. Nors svajojant apie vieningą Europos istoriją, tai mano pirmas ir klausimas, ar tai yra iš viso pasiekiamas dalykas, kadangi taip susijęs su politika, kurioje yra tiek įvairių interesų, skirtingumų ir interpretacijų. Bet ir atskirti istoriją nuo politikos kol kas yra nerealu. Jau paminėjau, yra interesai ir yra, jeigu kalbam apie valstybių istoriją arba tarptautinė, tai taip pat kaip ir valstybių ir jų darinių istorija. Ten visur dalyvauja interesai. Nu, Lietuvos atžvilgiu, imant pavyzdį.
mes visada turėjome 3 imperinius interesus Lietuvos atžvilgių ir tuo būdu 3 istorijos skirtingus aiškinimus, na ir vieną rezistencinį interesą savo pačių norinčių išlikti. Tarp tų interesų tai žinoma buvo per visą 19 šimtmetį, jeigu ne anksčiau, tai Lietuvos surūsinimas arba ypač jaučiamas rytų Lietuvoje sulenkinimas. Tie procesai užsitęsia lygi dabar. Aš galiu sakyti, net ir tada, kai nebūna valstybių, bet jos arba prisimena, kad buvo, arba projektuoja, kad jos bus, tai yra toks protovalstybinis interesas. Bus dirbama būsimai valstybei. Kaip buvo dirbama būsimai Lenkijos valstybei per XIX amžių, tai ne vien sukilimais, bet ir kultūriškai ir taip pat bandant išlaikyti arba net plečiant įtaką, kultūrinę hegemoniją, tai mes tą žinome iš savo istorijos. Na, įdomu, kad jau Kudirkos įsteigtoje ir dalyvautoje Lietuvos draugijoje Varšuvoje tarp užduočių paskutinėme XIX amžiaus prieš paskutinėme dešimtmetyje atsirado toks klausimas kaip lietuvystės rubežiai. Reiškia, lietuvystė arba lietuvybė, ji egzistuoja ne apskritai, bet tam tikroje geografinėje vietoje. Ir būtų gerai, kad ta vieta neišnyktų, kad ji nebūtų mažinama ir ištrinama. Tai lietuvystės rubežiai taip pat jau buvo pradžia naujosios ir būsimosios Lietuvos valstybės, arba sakyčiau, tokia protovalstybinė politika. Na ir štai ką aš pasakiau apie vieningą Europos istoriją kaip labai vargiai pasiekiama, bet kaip verta diskusijos, kuri čia šiandien ir vakar vyko. Ir taip pat jau aišku, kad pagrindinė problema ir kliūtis į tą vieningą Europos istoriją ir šiandien, ir ateičiai yra nesuderinamumas 2 vektorių. Tie vektoriai yra, kaip aš jau paminėjau, istorija, bet būtent faktų istorija, ne interpretacijų, nes ten dar yra begalybė klampynių. Faktų istorija, ne interpretacijų arba, kaip sakoma, naratyvų, kaip galima padėstyti apie tai. Ir antrasis vektorius tai yra politika, kuri kuria faktus ir naratyvus. Tai yra, iš to ir matome konferencijos temos pavadinime taip pat 2 konceptus. Vieninga Europos istorija. Tai yra istorija ir Europa. Dabar aš noriu truputį pasiaiškinti atskirai. Istorija gali būti suprantama kaip tautų istorija, lietuviškai tai vienas žodis, labai platus, tai ne tik tai nacija, nation arba nebūtinai valstybė, bet tiesiog pati tauta, etninė, kultūrinė tauta, ką angliškai aš pabandžiau apibūdinti kaip folk, nations or folks, arba valstybių istorija, nes jos nesutampa. Jeigu tauta neturi savo valstybės, tai dar nereiškia, kad ji neturi istorijos. O jeigu yra valstybė, tai nebūtinai yra tos tautos istorija, arba tik tos tautos istorija.
Lietuvos istorija buvo daugelio tautų istorija, tik mes patys dar net nesusitvarkom su tuo didumu. Kiek daug istorijų vyko Lietuvoje, kiek daug tautų brendo Lietuvoje, kol pačios tapo valstybėmis. Taigi, imant valstybių istoriją, pagrindinė mąstymo, suvokimo kryptis ir taip pat veiksmo, kai yra veikiama. Deja, pagrindinis dalykas buvo teritorializmas. Čia aš bandau tokį žodį pradėti vartoti. Mąstymas teritoriškai, teritorijomis. Jeigu valstybė, tai svarbiausia teritorija. Aš taip nemanau, bet labai daug kas taip mano ir iki šiol. Ir kai kurie taip mano, kad pasiryžę geriau išnaikinti masę žmonių, bet kad nė truputėlį nepasikeistų teritorija. Na ir tikrai galime matyti istorijos rašymuose ir vertinimuose, kad jeigu kur nors netenkama teritorijos, kaip pavyzdžiui, Prancūzija neteko Elzaso, paskui Vokietija neteko Elzaso, paskui vėl Prancūzija neteko Elzaso, vėl Vokietija neteko Elzaso, jau su antrojo pasauliniu karu. Tai kiekvieną kartą yra didžiulis skausmas, labai skausmingas praradimas, būtent teritorijos gabalas. Ten svarbi teritorija, bet sakau, kai kur kitur ir dėl kilometro kyla karai. Arba dėl 4 akmenų Japonų jūroje iki šiol negali būti sudaryta taikos sutartis tarp Rusijos ir Japonijos. Matot, kokia svarba yra tų 4 akmenų. O dabar, ko gero, dėl vieno akmens, gal kiek didesnio, vos nesusirovė ir nepradėjo kariauti Kinija su Japonija. Jeigu kas nors šiek tiek paskatins, jeigu reikės tokio karo, tai jis gali ir įvykti. Štai teritorializmas. Teritorijos netekimas skaudžiausias yra pralaimėjimas. Galima mokėti reparacijas, galima tapti ten, nežinau kuo, satelitų kolonija, bet teritorija, jeigu lieka ta pati, tai ne tai baisu. Čia yra toks mąstymo nuokrypis. Na, o kitas dalykas, įgijimai teritorijų, jie visada eina kartu su pergalėmis ir karo pergalėmis. Tai yra užkariavimai. Na ir šiandien mes tą vadiname ekspansionizmu. Ekspansija, ekspansionizmu, kai valstybės plečiasi, prisijungdamos neturėtas lygi tol teritorijas. Na ir tas tikslas ekspansionistinės valstybės, jeigu yra stipresnė už kaimynus ir atiminėja jų žemės, arba net ir ištisai, tai turi tikslą įjungti, vienyti, taip sakant, su savim, dažniausiai jėga ir prievarta, galų gale ir kultūriška, ir kultūrinio genocido pavydalu, kaip mes turėjom 19 šimtmetį spaudos draudimą Lietuvoje ir priverstinį pravoslavinimą ir taip toliau, paversti Rusiją. Tie dalykai buvo ir iš kitų pusių, bet čia aš tiesiog primenu šitą prievartinį keitimą tautos. Ir kam? Tam, kad būtų galima valdyti. Tai, ką jau įgijo šalis, teritoriniai įgijimai turi būti valdomi garantuotai ir kartu su žmonėmis, jeigu žmonės nesipriešina, jeigu priešinasi, jos galima išnaikinti. Bet žemė yra svarbiau. Žinoma, valdant to valdymo, tautos, gyventojai
gali būti ir fiziškai naikinami arba perkeliami į kitas vietas, į tolimus šalies regionus. Nes tai jau viena šalis su užgrobtomis žemėmis. Ir toje pačioje vietoje nepatikimų žmonių geriau nepalikti. Tai amžina politika ne tik tai vienos imperijos, daugelio. Na, o jeigu žmonės išnaikinami arba ištremiami, tai žemė lieka. Prisimename draugo Suslavo tokį grakštų pasakymą: Lietuva bus be lietuvių. Labai paprasta idėja. Taigi, jeigu sėkmingai valdai žemę, tai ir pasitvirtina, kad tu esi savininkas. Ar valstybė, ar kunigaikštis, ar karalius. Savininkas. Jeigu tu valdai ir niekas jau ten nebesviruoja po tavo leteną. Iš to eina ir gynyba, kai suverenas, kuris valdo ką nors, gina tai kaip savo suverenę teritoriją. Arba tos žmonės, kuriuos jau yra priglaudęs. Nu, čia žaismingas prisiminimas, kaip Vytautas surinkęs milžinišką kariuomenę ėjo prieš Maskvą, kadangi Maskvos šalininkai ten kažkur tai Seversko kunigaikštystėje apiplėšė Vytauto pavaldinius. Apiplėšė, atėmė 6 bebrų kailius ir 2 statinaitės medaus. Jie pasiskundė Vytautui, Vytautas pareikalavo savo žento, Maskvos kunigaikštystės. 5 minutes left, 5 minutes. 5 minutes? Gerai, mažiau pavyzdžių. Tas pavyzdys tiesiog buvo labai įdomus, aš susigundžiau. Reiškia, pakark plėšikus ir grąžink 6 bebrų kailius ir 2 bačkelės medaus. Kadangi Vasilijus, kaip prašo Bychovco kronika, neatkreipė dėmesio į Vytauto laišką, tai Vytautas surinko didžiulę armiją ir nuėjo prieš Maskvą. Nes arba jis suverenas, arba ne. Arba iš jo galima tyčiotis, arba ne. Tai, matot, tam tikros taisyklės yra nuo senų laikų. Mūsų laikais tai jos daug žiauriau atrodo, kadangi pripratom prie demokratijų, prie laisvių ir lyg tai prie pagarbos tautoms. Taip, tai dabar turime, tas suverenas gina savo žemę, nes kitas suverenas nori atimti ir pasidaryti suverenas. Dabartinė politika, valstybės politika atrodytų kažkokia skirtinga nuo praeities įvykių, tačiau taip nėra. Tie praeities įvykiai vadinami istorija, bet dabarties politika nėra atskirtina ar galima atskirti nuo tos buvusios istorijos. Nauja situacija visada yra tęsinys to, kas jau praėjo. Aš esu bandęs įvairiose konferencijose skelbti tokią tezę, kad pasauliniai karai 20 amžiaus, pirmas, antras, šaltasis, o dabar ir teroristinis karas, visa tai yra vienas karas su pertraukomis, pasiruošti naujam etapui. Dėl dominavimo pasaulyje. Na, aišku, kad nauji faktai, kaip istorijos tęstinumas, rytoj jau virsta patys istorija. Bet, reiškia, politika visada eina savo keliu ir naudojasi istoriją, ir kiekviena politika naudoja savo istoriją savo reikalams. Ir kadangi tie tikslai skirtingų politikų yra nesuderinami, tai tikrai sunku įsivaizduoti vieną politiką, nes jį naudojama istorija naudojama kaip politikos priemonė. Nu, pavyzdžiui, čia dar vienas pavyzdėlis, kai prezidentas Putinas įsakė perrašyti visas istorijos knygas mokiniams ir studentams, kad juose nebūtų jokių Rusijos istorinių pralaimėjimų, o jo labiau piktadarybių. Kad viskas būtų
žinot, kaip kilnioji markiza nori. Tai dabar Europos istorija, tai paimkim dabar tą žodį Europą. Yra daug Europų, bet mums konceptualiai svarbu dvi prasmės. Tai yra geografinė istorija ir kultūros istorija. Istorija, kurią nusako tam tikrą kultūrą. Ir todėl vieninga istorija Europos būtų lengviau pasiekiama deja be Rusijos, kol ji nėra ir netaps demokratija su humanistiniais dalykų matavimais, o ne valdymo tik tai. Na ir todėl pagal politinę kultūrą Vladimiro Putino valdoma Rusija stovi atskirai ir net nedraugiškai Europos atžvilgiu, kaip demokratijų susivienijimo atžvilgiu. Čia aš ne tiek kritiškai noriu kalbėti, bet tiesiog apie vertybės. Vertybinį požiūrį imu patį geriausiai žinomą pavyzdį. Velnio paktas, Teufelpakt, zwischen Hitler und Stalin. Čia yra Helmuto Kolio žodžiai. Teufelpakt. 1989 m. rugsėjo 1 d. Bundestage. Bet tai demokratijos taip ir supranta, o Rusija supranta visai kitaip. Dabartinė Rusija, Putino ideologijos Rusija, kaip teigiamas pasiekimas tuometinės Rusijos. Ji pasiruošė karui, įgavo teritorijų, kodėl ne? Štai kas yra Teufelpakt. Aišku, kad Teufelis tada buvo laimingas ir dabar jis nieko prieš, kad kas nors toliau gyrė jo darbus. Tai ar gali tada atsirasti bendra visos Europos istorija, geografinės, matyt, dar labai ilgai ne. Tai realiai reiktų kalbėti apie kultūrinės Europos bendrą istoriją. Na, kadangi ir istorija, vieniems tas gėdingas paktas yra Europos istorijos dalis, kitiems tai yra ne istorija, o isterija. Negali būti jokio vertinimo tolygaus, nes mūsų tironija buvo geresnė. Nu, čia net nėra su kuo ginčytis, bet tik tai konstatuoju faktą. Ir dabar pereinu į kitą aspektą, kad bendra istorija Europos daug labiau įmanoma, jeigu mes imame ne valstybių su jų interesais, bet tautų istoriją. Jeigu mes galėtumėm ištirti ir rodyti plėtrą ir pažangą, raidą kultūroje, kur įeina ir ryšiai, komunikacijos, ir pasikeitimas idėjomis, žinoma, ir kitomis gerybėmis, kuriomis prekiaujame. Tai tokia bendra istorija turbūt daug lengviau būtų ir rašoma, ir patraukliau atrodytų, paliekant kol kas tas vargšės valstybės su jų 100 skirtingų istorijų. Mes galėtumėm dirbti ir ištobulinti, aprašyti visus tos kultūros plėtros reiškinius ir būtent tuo džiaugtis ir matyti bendrą vaizdą, o ne tik tai pasididžiavimą arba pažeminimą
kas būna karų rezultatas ir karų dėl žemių. Štai toks kampas, man atrodo, būtų rekomenduotinas. Ir ką žmonija pasiekė toje Europoje, humanitarinė prasme, pagerindama žmonių gyvenimą, atnešdama atradimus, pagalbą ir patį gyvenimo prasmės ieškojimą. Čia netaip svarbu, kas buvo pirmas, ką išradęs, ar kokią gyvenimo prasmės koncepciją pasiūlęs, bet jos atsiranda. Net Gediminas turėjo savo gyvenimo prasmės ir tikėjimo koncepciją, kai jis išdėstė popiežiaus pasiuntiniams. Buvo pats moderniausias tuo metu Europos valdovas, bet nėra kur plėstis. Tai kas buvo pirmas yra netaip svarbu ir juo labiau tai nereiškia, kad kas nors ten pirmesnis, tai ir geresnis ir gaunantis teisių valdyti silpnesnius arba nesuspėjančius. Kaip Marksas sakė, štai yra atsiliekantis, ten visokie Lenkai, kitokios tautos, tai jie neverti net gyventi, nes kapitalizmas eina pirmin ir tie, kurie atsilieka, jie pasmerkti. Na, mes taip, ačiū Dievui, negalvojam, bet tokių minčių būdavo. Ir štai kitoks istorinis mokslinis tyrimas tikrai būtų teikiantis patrauklumą ir džiaugsmą, kuris veda į teigiamą istorijos sampratą ir padrasinančią istorijos sampratą. Ir, pavyzdžiui, jeigu kas nors rašytų disertacijas tokia tema, ką Europos tautos valgydavo, ką vartodavo kitiems savo poreikiams ir kaip galbūt vieni iš kitų pirko, keitėsi, mokėsi. Nes tam, kad tauta gyventų, reikia valgyti. Ir iš to pasidaro kultūra. Ką tautos išrado ir kuo keitėsi, kuo jos tikėjo ir ar dar yra šiandien tų tikėjimų. Štai mes turėtumėm Europos istoriją, tautų istoriją. Ir kaip tautos save išreikšdavo, tai būtų ir kalba, ir kalbos, įvairovė kalbų, ir kokios jos turtingos ne tik tuo, kad žodžiai kitokie tą patį reiškia, bet žodžiai ir kitaip reiškia. Yra visai neišverčiamų dalykų, kurie rodo dvasios turtingumą. Tai štai vien jau kalbos ir kalbų kūryba, o visos kitos kūrybos, meno, technologijų, idėjų kūryba ir idėjų istorija. Taip, man atrodytų, jeigu kas nors, koks nors istorijos institutas ar dar kas nors užsiimtų, arba mes čia galėtume inicijuoti, kad pasaulis pradėtų rašyti tokią istoriją, o ne kas ką nukariavo ir kaip paskui atkeršijo. Tai tikrai būtų ir perspektyviau, ir daugiau gėrio pažangos. Ačiū už jūsų dėmesį. Thank you very much. Now we give the floor. Dabar norėčiau pakviesti daktarę Nėlą Winkelman, kuri anksčiau yra dirbusi Čekijos senate, tuomet, kai mes susipažinome. Ir būtent Čekijos senatas išreiškė iniciatyvą dėl Prahos deklaracijos, kurio pagrindu vėliau ir buvo įkurta Europos sąžinės ir atminties platformos direktorė. Pone Winkelman kaip tik yra šios platformos direktorė. Taigi, pone Winkelman, jums 15 minučių.
Norėčiau paprašyti visų nekalbėti mobiliaisiais telefonais salėje. Nes visi, kurie tai darys, turės man po to nupirkti gėrimą. Ponios ir ponai, man tikrai labai didelė garbė stovėti štai čia prieš jūs, Lietuvos parlamente. Aš čia lankausi pirmą kartą ir iš tikrųjų man labai malonu šiek tiek papasakoti jums apie mūsų Europos sąžinės ir atminties platformos darbą, siekiant vieningos Europos, vieningos istorijos. Norėčiau pradėti nuo to, šiek tiek pagalvojant apie savo paties praeitį. Čekijos Respublikoje rytoj šventė 17 lapkričio. Galbūt jūs prisimenate, 89 metais, prieš 23 metus, Prahoje vyko studentų demonstracija. Aš dalyvavau joje taip pat ir tai buvo demonstracija pagerbti nacių aukas. 50 metų atgal, tai yra 39-aisiais. Kai mes susirinkome į tą oficialią demonstraciją, mes suvokėme, kad norime daugiau negu vien tik pagerbti šias aukas. Ir to, kas vyko Europoje kontekste, mes nusprendėme, kad norime surengti demonstraciją Prahos centre prieš diktatą ir už pagrindinės demokratinės visuomenės teisės ir laisvės. Kai mes žygiavome vėlai vakare, mes buvome sustabdyti slaptosios policijos, specialiųjų dalinių su šunimis ir maždaug po valandos mūsų mušė. Man pasisekė, nes slaptosios policijos pareigūnas pagalvojo, kad aš turbūt ne čekė, galbūt aš jam buvau nepanašiai čekė ir jis mane ištraukė iš minios ir nusintė į namus. Tačiau daug mano draugų buvo sumušti. Ir tomis dienomis mes patyrėme labai daug. Komunizmo griuvimą Centrinėje Rytų Europoje ir man tai buvo labai svarbus mano gyvenimo momentai, vieni geriausių patirčių mano gyvenime, dalyvauti tame judėjime, streikuose, reikalaujant atsistatydinti politinį biurą. Ir tomis dienomis, savaitėmis laisvė grįžo į visas postkomunistinės buvusio sovietinio bloko valstybės. Vienas dalykas man buvo aiškus. Per visus diktato metus mes visi puoselėjome tam tikras demokratinės vertybės. Neužmiršome laisvės, demokratijos ir žvelgėme į vakarus. Visi žvelgėme vakarų kryptimis, stengdamiesi gauti informaciją iš ten. Ir mes džiaugiamės, jeigu galėjome pagauti, sakykime, BBC ar vakarų Vokietijos radiją trumposiomis bangomis. Mes stengiamės gauti draudžiamą literatūrą. Mes labai domėjomės, kas vyksta vakaruose tuo metu. Tačiau geležiniai uždangai nukritus, mes supratome, kad vakarai net tiek domėjosi tuo, kas vyksta rytų šalyse. Ir tas informacijos barjeras buvo sunkiai įveikiamas. O ir nedaug žmonių vakarų valstybėse domėjosi ir rūpinosi tuo, kas vyksta į rytus nuo jų. Taigi trūko žinių, trūko informacijos. Ir tai mes jaučiame iki šių dienų. Ir tai mus verčia organizuoti tokius forumus, tokias konferencijas kaip šita, kad Europa būtų apjungta, kadangi mes esame vienas Europos kontinentas. Taigi, bėgant metams, kiekviena šalis stengiasi tvarkyti su komunistinio režimo palikimu
Mano draugė Birutė Burauskaitė kalbėjo apie komunistų tolesnį dalyvavimą valdžioje, nors buvo kūriamos demokratijos institucijos, jos funkcionavo galbūt nevienodai įvairiose šalyse. Ir štai atėjo laikas, kada buvusios postkomunistinės šalys įstojo į Europos Sąjungą. Tai buvo iš tikrųjų labai svarbus momentas mūsų istorijoje. 2004 metais mes buvome labai sujaudinti, kad mus priėmė į Europos demokratinių valstybių bendriją. Nepaisant daugybės trūkumų, demokratijos nebuvimo, korupcijos, ir mes pradėjome mokytis pagrindinių Europos vertybių. Mums daug kas buvo nauja. Mums daug ką reikėjo išmokti. Ir kai mes tapome Europos Sąjungos dalimi, mes, postkomunistinės valstybės, ypač tie, kurie susiduria su Europos istorijos klausimais, labai džiaugiamės, kad galime pristatyti savo darbotvarkės plačiai Europos visuomeniai, ypač žmonėms, kurie nelabai nusimanė apie mūsų problemas, apie mūsų išgyvenimus, problemas, su kuriomis mes turime susidoroti, išspręsti. Ir mums atsiveria naujos galimybės dirbti kartu Europinėme lygmenyje ir kaip jau buvo minėta, 2008 metais Prahoje susitiko nemažai Europos valstybių vadovų. Ten dalyvavo ir Emanuelis Zingeris, Göran Lindblad, Václavas Havelas, taip pat ponas Laslo, kuris kalbėjo mums iš ekrano. Ir čia buvo priimtas labai svarbus dokumentas. Buvo numatytos gairės, kurių reikia imtis, kad Europoje būtų išplėtotas vieningas požiūris į totalitarinius nusikaltimus. Buvo nuspręsta Prahoje surinkti visų Europos Sąjungos valstybių narių, organizacijų ir institucijų susiduriančių su postkomunistinio režimo palikimu atstovus. Ir tokiu būdu 2008 metų pabaigoje vyko toks susitikimas. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos sąžinės ir atminties. Labai svarbu paminėti, kad šią rezoliucijai pritarė ir už ją balsavo visos politinės grupės. It was a really overwhelming will of the democratically elected representatives of the citizens of Europe. Tai buvo labai svarbus ženklas iš tikrųjų mums, mes to labai džiaugiamės. Ir tokiu būdu mes apjungėme pajėgas, savo pastangas siekdami įvertinti diktatoriškų režimų palikimą. Tai nebuvo vien politinis dokumentas, kadangi už jį balsavo demokratiškai išrinkti visų Europos Sąjungos valstybių narių atstovai. Remiantis šią rezoliuciją, buvo įsteigta Europos sąžinės ir atminties platformos organizacija, o 2011 metais pirmininkaujant Vengrijai
buvo patvirtintos platformos gairės ir vėliau po to priimta Varšuvos deklaracija. Ji buvo priimta 23 rugpjūčio ir sutapo su Molotovo-Ribbentropo pakto data. Tuo metu ES tarybai pirmininkavo Lenkija. Ja pasirašė daugelio ES valstybių narių teisingumo ministrai. Ir tai iš tikrųjų suteikia viltį, kad totalitarizmo režimų nusikaltimų vykdytojų laukia teisingumas, kad šis teisingumas bus atstatytas. Taigi, dabar galiu parodyti Jums pirmąją skaidrę. Tai yra skaidrė vaizduojanti Europos sąžinės ir atminties platformos narius. Platforma įsikūrė 11 metų spalio 14 dieną Prahoje. Štai čia galima pamatyti platformos globėją. Štai čia yra ponas Donald Tusk iš Lenkijos ir Orbanas, Vengrijos ministras pirmininkas. Čia jūs matote 20 institucijų iš 20 ES valstybių narių. Nuotrauka. Nematau Terezos. Ar ji ten vis tik stovi už nugarų? Grupė buvo tiesiog per didelė, kad tilptų į nuotrauką. Štai ten jūs matote Birutę Burauskaitę ir taip pat matote Ronaldą Račinską štai viduryje. Platformai dabar jau 1 metai. Praeitą savaitę Berlyne vyko mūsų metinis susitikimas ir mes labai didžiuojamės galėdami pasakyti, kad mūsų skaičius per metus beveik padvigubėjo. Dabar mes turime 37 institucijas ir organizacijas iš beveik 30 šalių, įskaitant, sakykime, Ukrainą ir Moldovą. Ir platformos tikslai yra štai prieš jūs. Norėčiau pasakyti, kad mums pavyko sukurti formuluotę, kuri nėra panaši į jokį politinį dokumentą. Tai yra didinti visuomenės sąmoningumą apie Europos istoriją ir totalitarinių režimų nusikaltimus bei skatinti informaciją ir plėtoti informaciją apie totalitarizmą, o taip pat apie bendras Europos vertybės. Padėti užkirsti kelią netolerantiškumui, ekstremizmui, antidemokratiniam judėjimui. Dirbti, kuriant paneuropinį dokumentacijos centrą, memorialą aukoms, totalitarinių režimų aukoms. Rengti mokymo programas, kaip jau šiandieną girdėjome ir kaip daug kas kalbėjo. Komunizmo istorija iš tikrųjų nėra istorija. Labai daugam iš mūsų tie prisiminimai iškyla šiandienoje, jie persipina su šiandiena, su mūsų požiūriais. Ir mes norėtume padėti užpildyti esančią spragą, ypač tų šalių gyventojams, kurie iš tikrųjų nėra susidūrę tiesiogiai su totalitarizmu ir kurių žinios yra iš tikrųjų ribotos. Siekti tapti Europos Sąjungos tarybos partnerių, Komisijos Europos parlamento ir Europos tarybos bei kitų tarptautinių organizacijų partnerių. Labai svarbu, kad mes galėtume kartu dirbti prie tų esminių principų atkūrimo. Ir mes esame atviri bet kokiam bendradarbiavimui.
ne vien tik Europoje. Nežinau, ar jūs matėte šią nuotrauką, tačiau tai yra komunizmo aukų memorialas Prahoje. Tai yra vainikas, kurį mes padėjome įkūrę savo platformą praeitais metais Prahoje. Ir kokiagi šio memorialo reikšmė, vaidmuo, man tai yra labai simboliška. Matote, laiptais lipa figūros ir tos, kurios yra aukštai, iš tikrųjų nėra pilnos figūros ir kuo jos yra arčiau jūsų, tuo pilnesnės jos yra. Ir man tai simbolizuoja tai, kad beveik visos komunizmo aukos turėjo būti ištrintos iš mūsų atminties, kad jos turėjo būti visiškai sunaikintos. Aš augdama komunizmo laikais, 89 metais, nieko nežinojau apie Stalino nusikaltimus. Netgi mūsų vietinio Gotvaldo Stalino. Mes neturėjome to žinoti ir netgi šeimose žmonės apie tai nekalbėjo. Tėvai, dėdės, tetos laikė tai tabu. Ir visiems mus postkomunistinėse šalyse yra labai panašiai. Mes dabar atrandame istoriją, tikrą istoriją, tikrus įvykius. Mes turėjome visiškai nuo nulio pradėti rinkti informaciją apie tai, kas vyko. Keletas projektų, su kuriais mes dirbame. Pirmiausia, yra sąmoningumo kėlimas ir švietimas, kaip mes galėtume plėtoti tą vieningą požiūrį. Čia išskiriame du pagrindinius prioritetus. Pirmiausia, mes turime atlikti darbą, turime pristatinėti tai, kas atsitiko, tai, kas vyko, turbūt geriausia anglų kalba, kadangi ją supranta daugiausia šalių. Taip pat įsitikinti, kad informacija lengviau ir greičiau pasiektų vakarų Europos valstybės. Antras prioritetas labai svarbus yra tarptautinio teismo įkūrimas ir kaip jau girdėjome anksčiau, per tuos 20 su viršum metų iš tikrųjų mes nejaučiame, kad teisingumas buvo atstatytas ypač tarptautinių lygmenių. Taigi, Europos parlamente 12 metų birželį vyko renginys, konferencija. Mes įkūrėme tarptautinę teisininkų grupę, kuri mums padeda šio klausimu. Ir dabar keletas skaidrių apie kitus projektus. Mes dirbame su totalitarizmo aukomis. Pačios aukos inicijavo deklaraciją šiais metais, kur paprašė atkurti daugiau teisingumo. 45 asociacijos iš 9 šalių kreipėsi šio klausimu. Projektas, kuriame mes pradedame dirbti, apžvelgia teisinę aukų situaciją, kokias kompensacijas jie gavo atskirose šalyse. Ir mes paskelbėme, kad dirbsime Europinėme totalitarizmo muziejuje, įkursime tokį muziejų, dirbame šią linkmę ir dabar grįžtant prie projektų. Šiais metais mes įkūrėme Totalitarizmas Europoje parodą. Jie atsidarė Bratislavoje rugsėjo mėnesį ir aš girdėjau, kad jūs čia turite problemų su budelių pavardėmis. Mes tą informaciją renkame, mes turime netgi šitų vykdytojų budelių nuotraukas ir rodome dokumentinius filmus, kur yra parodomas tikrasis aukų gyvenimas, gyvenimo momentai. Štai taip atrodo paroda. Kiekvienai šaliai mes turime 2 stendus, čia matome nusikaltimų vykdytojų nuotraukas, veidus, taip pat aprašymus ir ši
nuotrauka yra skirta sąmoningumo augimui, diskusijos paskatinimui, nes kai kuriuose šalyse lyginti komunizmą ir nacizmą yra neįsivaizduojamas dalykas, o mes norime paskatinti, lyginti abiejų šių režimų nusikaltimus. Kitas projektas, kuriam mes rengiamės, yra medžiaga mokykloms, vyresniems klasėms, totalitarizmo Europoje atmintis. Čia mes ketiname surinkti žmonių, kurios palietė totalitarizmo režimas, gyvenimo epizodai, momentai. Mes siekiame didinti žmonių susidomėjimą būtent tais, kurie patyrė visus šios režimų nusikaltimus ir baisumus. Mes renkame nuotrauką žmonių. Štai pavyzdžiui, čia yra Milada Horakova, labai drąsi moteris, teisininkė, kuri aktyviai veikė nacių laikotarpiu. Ji buvo nubausta mirties bausme, tačiau vėliau vis dėlto buvo nusiųsta į koncentracijos stovyklą, ji išgyveno ir po karo komunistai ją vėl teisė ir kartu su 13 kitų žmonių ji buvo nubausta mirties bausme ir ta mirties bausmė buvo įvykdyta. Tai pavyzdžiui yra čekoslovakų karininkas, kuris po to, kai Hitleris okupavo šalį, nuvyko į vakarus ir ten dirbo su kovojo sąjungininkų gretose. Tai yra pilotas, kuris buvo nušautas Vokietijoje. Kare jis buvo sužeistas, tačiau karo pabaigoje jisai grįžo namo, toliau tarnavo armijoje, tačiau vėliau buvo paskelbtas valstybės priešu, išsiųstas į koncentracijos stovykloje ir tiesiog mirė nuo išsekimo ir stipraus širdies sutrikimo. Kariškis iš Lenkijos, nepaprastai narsus žmogus, kapitonas Vitoldas Pileckis, kuris kovojo Lenkijos Rusijos kare 21 metais. Ir antrajame pasaulinėme kare jis padarė neįsivaizduojamus dalykus. Jisai pats savanoriškai pasidavė ir buvo nusiųstas į Aušvico stovyklą. Vien pasižiūrėti, kas ten vyksta. Tai buvo 41 metai ir iš ten jis įrašė savo įspūdžius, kaip yra naikinami kaliniai. Ir koncentracijos stovykloje jisai inicijavo pasipriešinimo judėjimą. 43 metais jisai pabėgo iš Aušvico. Ir vienintelis jo tikslas buvo informuoti žmonės vakaruose, kasgi vyksta rytų Europoje. Tai buvo aukštų moralinių principų žmogus. Ir galiausiai jis buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme. Taigi žmonių, europiečių likimai. Kitos jaunos Lenkės nuotrauka, kuriai buvo tik 17, kai ją nubaudė mirties bausme. Jos mamą nužudė gestapas, tėtis mirė kare, dvi jos seserys ir ji tarnavo armijoje, buvo medicinos sesuo ir vėlgi jos byla buvo sufabrikuota ir 46 metais ji buvo nužudyta. Visi šie žmonės mirė, dėja mes nepadarėme atrankos ir tai gan liūdna iš tikrųjų. Čia yra visų platformos narių sąrašas.
Matote bent jau po 2 organizacijas iš kiekvienos šalies. Iš Lietuvos mes turime jūsų genocido ir pasipriešinimo tyrimų centrą ir taip pat komisijos sekretariatą, komisijos su ilgu pavadinimu. Matote, čia yra Vengrijos, Latvijos institucijos, labai svarbios institucijos. Iš Lenkijos tai yra nacionalinės atminties studijų centras. Keletas institucijų iš Ukrainos, Švedijos. Taigi turbūt ir baigsiu savo prezentaciją. Jeigu bus klausimų, mielai į juos atsakysiu. Ačiū. Thank you very much, Neela. Labai ačiū, Neela. Dabar suteikiu žodį Ronaldui Račinskui. Labas vakaras, ačiū už kantrybę, kurie dabar yra salėje, kurie išbuvo, matau, visas abidvi dienas. Ir kažkaip tai bandysiu apibendrinti mūsų šių 2 dienų darbą, kadangi pats mėgstu ir pritariu tiems palinkėjimams ir pasiūlymams, kurie buvo išsakyti, kad kiekviena gera idėja turi tiek prasmės, kiek jinai yra įgyvendinama. Todėl aš norėčiau galbūt daugiau pakalbėti apie galimus praktinius žingsnius arba, mano galva, būtinus praktinius žingsnius, sprendžiant šios istorinio teisingumo klausimus. Kurį čia spausti? Iš tiesų, mes šias dienas daug šnekėjome apie iššūkius tam susišnekėjimui. Aš tikrai daug apie tai nekalbėsiu, tiesiog noriu dar kartą priminti ir akcentuoti tas problemas, kurias mes matome, ir toliau kalbėti apie būdus, kaip jas spręsti. Tai iš tiesų, ta skirtinga istorinė atmintis, mes ją aiškiai identifikuojame, mes aiškiai suprantame, yra daugybė objektyvių ir subjektyvių priežasčių, kodėl susiformavo ta skirtinga istorinė atmintis, naratyvai, kaip mes jos vadiname, nors, kaip profesorius Landsbergis sakė, tai istorinė tiesa yra viena, istorija yra viena, tačiau pasakojimai ir atsiminimai yra įvairūs ir kai kurie yra modeliuojami sąmoningai, kryptingai, kiti formavosi savaime. Taigi, manau, pirmiausia, tai yra objektyvių žinių trūkumas. Aš manau, ir mes ne viską žinome, dėl to kartais irgi matome Europos istoriją vienpusiškai tik per savo kiemo prizmę, kas nėra gerai ir teisinga, jeigu mes norime kalbėti apie vieningą Europos istoriją, kad mūsų patirtis būtų inkorporuotos į Europos istoriją. Mes turim lygiai taip pat norėti, suprasti ir pažinti kitų Europos tautų istorijas. Jau kalbėjau, kad tie 2 totalitariniai režimai iš tiesų dėl savo skirtingos prigimties, skirtingas valstybės, tautas, skirtingas politinės, socialinės, etinės grupės palėtė skirtingai ir dėl to tos skirtingos atminties projekcijos ir formavosi. Nesvetimas yra ir noras, ir mėginimas istoriją, kuri, mano galva, kaip ir profesorius Landsbergis taip pat tiksliai pastebėjo, turi glaudų ryšį su politika. Istorija yra labai politizuojama. Ir tai neatsitiktinai, ypatingai naujausių laikų istorija, nes istorija yra vakar dienos politika, o šios dienos politika bus istorija rytoj. Ir to labai nesinorėtų. Kai kurie mūsų oponentai mūsų bandymus atnešti ir paviešinti sovietinio režimo nusikaltimus platesnė Europos auditorijai vadina istorijos politizavimu. Aš manau, ji šiuo metu yra politizuota. Mes kaip tik norėtumėm tą istoriją depolitizuoti. Tai yra, kad nebūtų svarbesnių nusikaltimų ir mažiau svarbių nusikaltimų, didesnių aukų ar labiau nukentėjusių ir mažiau nukentėjusių arba netiek svarbių. Aš manau, kad visi nusikaltimai turėtų būti aiškiai įvardinti, aiškiai apie juos būtų šnekama ir kiekvienas iš jų išanalizuotas, ištirtas ir atskirai jam duodamas aiškus, konkretus įvertinimas.
Ir tikrai mes matome dabar egzistuojančius skirtingos vertinimo standartus, kai kurie yra užslėpti ir nedeklaruojami, kiti standartai yra labai aiškiai paviešinami. Tai yra, kad štai jeigu kažkoks nusikaltimas nėra konvenciškai priskiriamas genocidui, tai tarytum mažiau svarbus, mažiau reikšmingas. Profesorius Sužiedėlis ir savo pranešime ir komentarė Delfi portale, kuris yra išspausdintas šiandien, labai teisingai yra pasakęs, kad iš moralinio taško tikrai negali būti jokio skirtumo, ar tai yra nusikaltimai žmoniškumui, masinės žmonių žudynės, ar tai yra genocido nusikaltimai, iš moralinio taško turi būti vertinimas lygiai toks pat. Mes šiek tiek vakar diskutavome ir apie genocido savoką, tai prie to ilgiau neapsistosiu. Labai svarbus savotiškai, aš tai vadinu, Rusijos faktorius. Ir čia yra du aspektai. Šiandien jau buvo minėta, tai yra Putinas iš tiesų tą tautos valstybės, tą kolektyvinę sąmonę bando formuoti, bando burti aplink vadinamąjį didįjį tėvynės karą, kuris kolektyviniai rusų tautos atmintyje tikrai yra labai didelę svarbę vietą užima ir tikrai buvo daug netekčių ir kančių ir aukų buvo daug. Tačiau tai yra formuojama tokiom labai negarbingom, nesažiningom priemonėm. Kita vertus, tas totalitarinio, stalininio režimo tarytum pateisinimas ir išaukštinimas girdi štai tokiamis priemonėmis Rusija iš agrarinės valstybės tapo pasaulio galybė, štai mes laimėjome, nugalėjome didžiajame tėvynės kare, išlaisvinome Europą ir panašiai. Tarytum ta pozicija suponuoja, kad tikslas pateisina priemonės. Ir štai dabartinis, aš nenorėčiau pavadinti totalitarizmas, bet dabartinis Rusijos akivaizdus autoritarizmas tarytum yra pateisinant žymiai žiauresnius ir stipresnius Stalino nusikaltimus. Kita vertus, tai yra naudojama ne tik vidaus politikoje Rusijoje, tai yra labai svarbi Rusijos užsienio politikos dalis, nemažiau svarbi negu naftos ar dujų vamzdžiai ar kiti dalykai. Ir akivaizdžiai Rusija bando nurodinėti, kokias pozicijas turi užimti Europos valstybės, ar netgi pati Europa šiais svarbiais vertybiniais istorijos klausimais. Ir dėja, dėl, man atvirai pasakius, moralinė prasme nesuprantamų priežasčių, dėja demokratinė Europa šitais klausimais dažnai nuolaidžiauja Rusijai ir Golovato atvejais ir kiti įvykiai tai tik tai patvirtina. Šiandien vėlgi kalbėjome apie tam tikrą neapibrėžtumą mūsų postsovietinių valstybių erdvėje, tai yra tos problemos, kurios buvo įvardintos ir praeitoj sesijoje, apie tai, kad vykstantis teisiniai procesai vertinant akivaizdžius nusikaltėlius, kolaborantus, iš tiesų tampa kartais farsu, tikrai nėra teikiamas labai akivaizdus ir vienareikšmiškas vertinimas to kolaboravimo. Mes matome netgi monumentus Vilniaus centre, tiek ir tas žalesis tiltas, kur yra stovi abstrakčios skulptūros, tačiau mane labiau jaudina tokios skulptūros kaip Petrui Cvirkai, kur tai yra ne šiaip abstrakti skulptūra, tai yra skulptūra konkrečiam asmeniui, pagerbent jį kaip iškilę Lietuvos asmenybę. Ir aš manau, kad tas paminklas pastatytas ne už jo genialią plunksną ir už cukrinius avinėlius, o už tai, kad jisai vežė Stalino saulę Lietuvai. Ir mes tokiamis skulptūromis tam tikrą prasme rodome pavyzdį jaunai kartai. Daugybė tokių pavyzdžių, aš žinau, mes apie tai diskutavome ir platformos susitikimuose, daugybė tokių pavyzdžių ir problemų yra visose postsovietinėse valstybėse. Taip kad jeigu mes savo kieme negalim tų klausimų išspręsti, tai iš tikrųjų labai sunku tikėtis, kad mes būsime įtaigus ir galėsime pakeisti visą europinį labai inerciją gavusi mąstymą. Dabar apie veikimo kryptis, ką mes turėtumėme daryti, kaip mes turėtumėm veikti.
Aš manau, kad pirmiausia tai yra politinė valia, bet aš politinę valią suprantu ne tik ir ne tiek kaip tam tikras deklaracijas, kurių mes jau turime, bet aš pirmiausia suprantu politinę valią kaip resursų ir konkrečių veiksmų išreikštą politinę valią. Taip kad šia prasme to mums dar trūksta tiek čia Lietuvoje, tiek ir europinių lygių. O einant toliau, apie praktinius žingsnius jau šiek tiek buvo užsiminta. Aš manau, mums reikėtų, kad mes galėtumėm argumentuotai ir įtaigiai kalbėti su mūsų partneriais Europai, mums iš tikrųjų reikalingas išsamus, nuoseklus, gilus Eurobarometro tyrimas, kuris parodytų, kokia yra reali situacija, koks yra žinomumas. Nes mes dabar turim ir operuojam labai tokiais pavieniais atsitiktinais skaičiais, o štai toks Eurobarometro tyrimas būtų labai reikalingas ir naudingas ir aš manau, kad mes turėtumėm to siekti. Ir tai, ką aš kalbu dabar, aš labai tikiuosi, kad bent kai kurios dalis tų dalykų bus vienaip ar kitaip įkorporuotos, įtrauktos į Lietuvos pirmininkavimo ES politinę darbotvarkę, bandant labai konkrečiais praktiniais žingsniais spręsti šitos klausimus. Sekantis tai yra informacijos prieinamumas. Kaip mes galime kalbėti apie informaciją ir žinomumą, jeigu pagrindiniai archyvai yra iš esmės sunkiai prieinami, nežinomi. Taip, Europoje galbūt tokių problemų nėra, tačiau buvusiai Sovietų Sąjungos teritorijai tai iš tiesų yra neįspręstas klausimas ir štai platformos narių susirinkimas praeitą savaitę Berlyne labai aiškiai tą deklaravo, kad štai tokie archyvai turėtų būti skelbiami kaip Europos kultūrinio paveldo neatsiejama dalis, kuriam suteikiamas tam tikras statusas ir štai tie archyvai turėtų būti ir saugomi, ir prieinami ne tik tyrėjams, tačiau ir plačiai visuomeniai. Be galo svarbu yra, ir kas buvo minėta šiandien čia, pačių išgyvenusių ir patyrusių netektis žmonių, tai yra gyvosios istorijos išsaugojimas, tai yra liudininkų atsiminimų, išgyvenusių atsiminimų labai nuoseklus rinkimas, valstybinių mastų rinkimas, galbūt netgi europinių lygių tokių atsiminimų rinkimas, sisteminimas, apibendrinimas, formavimas atitinkamų duomenų bazių ir jų maksimalus prieinamumas tiek plačiai visuomeniai, tiek akademiniai visuomeniai. Šito vietoje mes galėtume pasimokyti iš žydų tautos, kurie tos atsiminimus labai kruopščiai renka ir yra surinktis fundamentalios duomenų bazės, tas vadinamas ne Šindlerio, o Los Andžele archyvas Shoah fondacija, kuri yra surinkusi 10 000 tokių atsiminimų, video atsiminimų, kurie yra susisteminti, prieinami ir tiesiog galima jos vykdyti tiesiog paiešką, kaip mes dabar vykdom paiešką internete, ieškodami informacijos, mes galime vykdyti paiešką pagal vietas, pagal asmenis ir panašiai. Aš manau, kad tai tikrai turėtų būti tam tikras didelis, europinis projektas, kad tą išeinančią patirtį, išeinančius to žmonės, jų atsiminimus mes sugebėtumėm įamžinti, nes dabar, jeigu mes nepadarysim to dabar šiandien, tai tų žmonių lieka vis mažiau ir mažiau. Komunikacija. Mums reikia mokėti bendrauti ir pristatyti savo idėjas ir dažnai mes galbūt susidurėm su to, kad mes per daug tiesmukai einam, mes galbūt kažko nesuprantam, nepriimam. Čia atskirų debatų tema, aš nenorėčiau prie to daugiau apsistoti, bet manau, kad tai yra taip pat svarbus dalykas. Keli žodžiai apie atskiras sritis. Mums reikia iš tikrųjų labai aiškių institucinių instrumentų ir platforma kaip daugumoje nevyriausybinių arba kai kurių vyriausybinių organizacijų sąjunga, bet pati platforma yra iš tikrųjų nevyriausybinė organizacija kaip asociacija, atlieka svarbų darbą, tačiau norint iš esmės pajudinti ir pabudinti Europą šio klausimu, aš vis tik tais manyčiau, kad mums reikalingas tarp vyriausybinis forumas, kur valstybės aiškiai parodytų savo commitment, kaip čia būtų teisingiau lietuviškai, savo įsipareigojimą, savo indėlį į šioms europinėms vertybėms. Ir manau, kad galėtumėm galvoti apie formą, struktūras, galbūt ne iš karto visų 27 arba artimiausių metų 28 valstybių, bet bent nuo tų valstybių, kurios iš tikrųjų mano, kad tai reikia padaryti, tai galėtų būti tam tikras žingsnis pirmin.
Jau buvo įvairiuose dokumentuose ir kalbėta, ir užsiminta, ir pirmosiuose europiniuose svarstymuose 2008 metais buvo kalbėta, kad reikalingas tam tikras fondas, nes visi tie darbai, apie kuriuos aš kalbu ir apie kuriuos mes kalbam, tai jiems atlikti reikalingi resursai. Taigi tos resursus reikėtų kažkaip bendrai mėginti surinkti, įkurti ir turėti tą šaltinį, iš kurio būtų tai finansuojama. Yra daug europinių institucijų, institutų, tyrimų centrų, muziejų. Aš manau, kad tikrai galėtumėm pagalvoti apie komunistinių nusikaltimų tyrimo Europinio instituto įsteigimą. Mes turime lygių galimybių, mes turime žmogaus teisų panašias institucijas. Manau, kad galėtumėm pagalvoti apie tokį instituto atsiradimą. Būtų tiesiog konkretų žmonės, konkrečius įpareigojimas tam institutui atlikti darbus ir europinės biurokratinės struktūros puikiai sugeba tos darbus dirbti, jeigu turi aiškią kryptį. Tai mes turėtume tą kryptį nubrėžti, sukurti struktūrą, kuri tuo užsiimtų dirbtų. Sekantis etapas, aš tai vadinu memorializavimas. Ir čia vėlgi jau buvo kalbėta, tos iniciatyvos yra. Europinio muziejaus ar memorialo atsiradimas kažkokiuose labai matomose Europos vietose, ar tai būtų Briuselis, ar tai būtų, nežinau, Strasbūras, ar kažkur kitur, bet tikrai be galo svarbu, kad toks muziejus atsirastų, tačiau neapsiriboti vienu kažkokiu muziejų. Tie muziejai turi rastis visose Europos sostinėse, kaip mes turime turbūt visose Europos sostinėse vienokią ar kitokią formą atspindėtą holokausto istoriją. Aš manau, kad turėtų būti atspindėta ir kita Europos istorijos dalis. Reikia toliau kalbėti ir apie atmintinės dienas, nes jos iš tikrųjų turi didelę ir svarbę reikšmę. Labai gerai, kad jau yra patvirtinta rugpjūčio 23 Europos totalitarinių aukų, nukentėjusių totalitarinių aukų atminimo diena. Tačiau tų datų, manau, galėtų ir turėtų būti daugiau, ne tik europinių lygių, bet ir mūsų nacionalinių lygių. Taip, kad mes šiemet bandėme žengti kelis pirmosius žingsnius, įvedant tokias datas į mūsų kasdienę apyvartą, nes mes turime Birželio 14, kurią mes minime visas tremčių aukas, netekčių aukas, bet netgi skaičių prasme, tai buvo pirmasis trėmimas, bet skaičių prasme ir netekčių prasme, manau, kad nemažiau svarbios ir 48, 49, 51 metų tremtis, operacija Vesna, Priboj, Osin, mes turėtume jas įvesti ir daugiau tokių datų minėti, kad ta istorinė atmintis jinai būtų įprasminta ir jinai būtų šalia čia prie mūsų kiekvieną dieną. Tam reikia ir atmintinas vietas iš tikrųjų turėti, įamžinti lentelės, paminklai, gatvių pavadinimai, pavadinant jas tautos didvyrių vardais ir panašiai. Aš manau, kad vėlgi galima diskutuoti apie Salomėją Nėrį, apie jos vaidmenį ir panašiai, tačiau aš manau, kad galbūt nereikėtų jos kažkaip labai smerkti ir deginti knygų, tačiau iš tiesų aš manau, kad mokyklas geriau būtų pavadinti iš tiesų partizanų vardais. Yra tokių mokyklų, arba iš tikrųjų, kaip sakom kolega Emanuelis Zingeris, žydų gelbėtojų vardais, bet ne tų, kurių galbūt literatūrinis palikimas yra svarbus, tačiau politinis palikimas iš tikrųjų yra labai skurdus ir smerktinas. Parodos, filmai, knygos turėtų būti daroma ir čia pas mus, ir Europoje. Aš manau, kad toks filmas gaila, kad Edvinas Šnori jau paliko mus, nes jisai turėjo vykti namo. Štai toks filmas kaip Tarybinė istorija arba Tarybinė pasaka iš tikrųjų padaro daugiau negu daugybė konferencijų ir pasiekė žymiai daugiau protų ir širdžių Europoje. Ir mes į tai turėtume investuoti ir į dokumentinius filmus, į tokius filmus kaip Andžio Vaidos Katinė ir panašiai. Deja, mes turime vienetus tokių pavyzdžių ir turėtume apie tai galvoti ir dirbti tą linkme. Pabaigai dar keli pastebėjimai. Apie teisinius instrumentus mes šiek tiek irgi užsiminėm, diskutavom.
yra priimti, iš esmės tas procesas ir 5 platforma. minutes. Yes, I know. Thank you, Mr. Chairman. Mes kalbėjome apie tuos procesus ir iš tiesų tam tikras postumis buvo po diskusijų, europinių diskusijų apie pamatinį sprendimą, kurį aš išvertus į žmonių kalbą galiu pasakyti apie holokausto neigimo kriminalizavimą. Pavadinimas labai painus ir sudėtingas ir tuo metu Lietuva ir kitos valstybės iškėlė klausimą, kad turėtų būti kriminalizuojamas ir kitų nusikaltimų neigimas. Ir aš manau, kad mes turėtumėm tęsti tuos procesus, tas diskusijas. Lietuva tai yra padariusi, kitos valstybės taip pat yra padariusios. Aš manau, kad tai turėtų tapti europinę normą, nes kai princas Haris vakarėlyje pasirodo su nacių simbolika, tai tampa viso pasaulio žiniasklaidos dėmesio skandalu, tačiau kai viešai yra niekinamos sovietinio režimo aukas ir garbinami nusikaltėliai, tai nepritraukia jokio dėmesio ir jokios reakcijos ir tai yra pateikiama, kad štai gali egzistuoti įvairios nuomonės, gali būti nuomonių pluralizmas. Aš manau, šito klausimu turėtumėm būti principingi ir tokio pluralizmo negalėtumėm leisti ir pripažinti. Teisinis įvertinimas iš tiesų labai yra svarbus, ne tik moralinis, bet ir teisinis įvertinimas, ieškoti būdų. Vienas iš jų, tai ką platforma iškėlė kaip idėja, būtent specializuoto teismo arba tribunolo įsteigimą, kas būtų labai suprantama ir natūralu. Jeigu egzistuoja atskiri teismai nusikaltimams Jugoslavijai tirti arba Ruandai ir panašiai, aš manau, kad turėtų tikrai atsirasti panaši institucija, kažkokia tai forma, kuri vertintų nusikaltimus vykdytus sovietinio komunistinio režimo. Švietimas. Mes kalbėjome šiandien ir apskritai aš manau, kad tai yra fundamentalus dalykas, į ką mes turime atkreipti dėmesį. Čia turėtų būti, aš manau, apskritai ne vieno pranešimo tema, bet apskritai atskirų konferencijų ir ilgų debatų, kaip mes turėtume padaryti. Aš matau, kad aišku, mes negalim primesti visai Europai ir iš tikrųjų švietimas tai nėra paneuropinis dalykas, tai yra nacionalinės teisės, nacionalinių parlamentų reikalas, tačiau teikti rekomendacijas dėl metodikų parengimo, kaip turėtų būti pateikiamas Europos dalies nukentėjusios nuo sovietinio režimo, tikrai galėtų atsirasti. Tikrai turėtų būti rengiama pagalbinė literatūra, mokomieji filmai, tam tikra medžiaga, kuri turėtų būti skleidžiama ne tik čia pas mus Lietuvoje, bet ir vakaruose, kur iš tikrųjų informacijos labai trūksta. Ir paskutinis dalykas, apie ką aš buvau truputėlį užsiminęs, tai yra mūsų pačių namų darbai. Mūsų pačių namų darbai šiuo atveju ne tik ir ne tiek vertinant savo sovietinę praeitį ir tos praeities herojus ir antiherojus, nes dažnai, iš tikrųjų, čia keletą buvo tokių įvykių, kuriuos mes diskutuojame ir sakome, užmirškime, ką žmogus darė sovietiniu laiku, žiūrėkime, ką jis darė nepriklausomai Lietuvoje. Aš negaliu to nei suprasti, nei pateisinti, kai žmogus sąmoningai, tuo metu, kai kūrėsi sąjūdis, kada iš esmės jau buvo skelbiama Lietuvos nepriklausomybė, sąmoningai pradėjo bendradarbiauti su saugumu, su KGB, vienokia ir kitokia forma. Ir paskui jisai tampa labai užima labai svarbius postus ir yra postringuojama, žiūrėkime, ką jis padarė, naudingo būdamas jau nepriklausomai Lietuvoje. Aš galiu pasakyti, kad tai yra tipiškas konformizmas. Ir tokio tipo žmonės, jie tarnaus bent kokiai valdžiai. Ir iš tiesų yra labai gaila konstatuoti, kad disidentai ir nukentėję nuo sovietinio režimo gyveno sunkiomis sąlygomis. Jie buvo marginalizuojami anoj sovietiniai visuomeniai. Man iš tikrųjų be galo yra skaudu, kad šiandien laisvoje Lietuvoje, kuri iš esmės atsikūrė iš tos atminties, iš to jų aukos, tie patys žmonės iš jų yra šaipomisi, jie yra marginalizuojami, vadinami beretėmis mėgstomis ir panašiai ir taip toliau. Aš manau, tai yra visiškai nepriimtina ir neleistina. Tačiau, kalbant apie namų darbus dar, mes turėtumėm matyti apie tą, kas buvo kalbėta ir kai kam auditorijai tai nepatiko ir sukėlė tam tikrą erzelį. Tai yra mūsų kaimynų, mūsų brolių ir seserų, žydų tautybės Lietuvos piliečių
netektis, išnaikinimas visos iš esmės bendruomenės Lietuvoje, kuri buvo išnaikinta nebe atskirų tos pačios Lietuvos piliečių dalyvavimo. Mes turime tai suvokti ir suprasti. Ir iš tikrųjų, jeigu vakarams reikia daugiau atnešti informacijos ir supratimo apie tai, kas vyko už geležinės uždangos, mums, aš manau, kad reikia dar nueiti pakankamai ilgą kelią, kad mes suvoktumėm tą netektį, ką sakė ir Saulius Sužiedėlis, ne kaip žydų netektį, ne kaip žydų tragediją, bet kaip mūsų valstybės, mūsų tautos tragediją, kaip iš tiesų mūsų intelektualinį, kultūrinį ir visokiam kitom prasmėm tautos valstybės nukraujavimą. Kai mes tą suprasime ir suvoksime ir kai priimsime tą vakaruose susiformavusi santykį su šituo genocido nusikaltimu, aš manau, kad ir mus pačius geriau supras ir išgirs. Taigi, ačiū už jūsų dėmesį, čia dar yra mūsų kontaktai. Ir dar vieną minutę, kadangi ne kaip pranešėjas, o kaip šio renginio organizatorius, aš tikrai noriu labai padėkoti visiems atvykusiems pranešėjams už jų pranešimą, už jų laiką, forumo dalyviams, už pasisakymus, už idėjas, mintis. Be galo noriu padėkoti savo kolegoms Ingridai, Tomui, Danutei, kitiems, kurie padėjo suorganizuoti šį forumą, Seimo kanceliarijos darbuotojams, kurie padarė viską, kad mūsų buvimas čia būtų jaukus, patogus ir mes galėtumėm bendrauti ir be jokios abejonės mūsų vertėjams, kurie iš tiesų, be kurių mes kol kas dar neįsiverčiame ir nesugebam bendrauti viena kažkokia apibendrinančia kalba. Ačiū jiems visiems ir ačiū už jūsų dėmesį. Thank you very much, Ronaldas. Labai ačiū, Ronaldai. Mes dar turėsime nedidelę diskusiją. Prieš tai norėčiau padėkoti Ronaldui Račinskui už jūsų ateities planus. Ir tikrai tikiuosi, kad jums pavyks visą tai gyvendinti, kad jūs turėsite reikiamas lėšas, resursus. Žinau, kad jūsų žmonės yra tikrai atsidavę ir daug dirba. Na, o mums, aišku, reikia dirbti su žiniasklaidos atstovais. Kad jie iš tikrųjų tinkamai suprastų tai, apie ką mes kalbame ir nušviestų tai taip, kaip mes norėtume. Darbas su nevyriausybinėmis organizacijomis yra labai gera idėja. Mes apie tai kalbėjome nuo pat pradžių, kai planavome platformos įkūrimą. Bet manau, kad iš tikrųjų tai yra įgyvendinama. Tik tiek, kad labai svarbu, sakykime, kad Lietuva savo pirmininkavimo Europos tarybai metu imtųsi iniciatyvos ir kad platformoje mes turėtume koaliciją ir galiausiai tai taptų tarp vyriausybinių reikalų. Manau, kai kuriuose šalyse tai padaryti labai sunku, kadangi reikalingas parlamento ratifikavimas, kitose tai yra lengviau. Ir manau, kad lengviausia galbūt pradėti nuo teismo arba tribunolo. Ir šiuo metu teisininkai dirba šio klausimu. Ir aš tikiu, kad keleto šalių koalicijos pagalba mes galėtume tokią struktūrą įsteigti. Labai norėčiau, kad mūsų platforma taptų ES struktūros dalimi. Matau savo gerą draugą, Manuelį Zingerį iš Europos tarybos. Žinau, kad jūs esate išrinktas į naująjį Lietuvos Seimą. Galbūt jūs norite pasisakyti keletą minučių.
Kurią kalbą kalbėti? Lietuvoje ir prabilti lietuviškai. Aš norėčiau pasakyti, kad Lietuvos Respublikos prezidentė atkūrė šią komisiją, padėkoti Daliai Grybauskaitei, kuri ryžtingai prieš mėnesį suformavo naują tarptautinės komisijos, kuri, kaip sakė ponia Winkelmann, yra tokių ilgų pavadinimų nacių ir sovietų okupacinių režimų įvertinimo komisija. Ir kaip jos pirmininkas norėčiau padėkoti visam čia esančiam žmonių būriui, kuris taip sėkmingai 2 dienas rimtai aptarinėjo 20 amžiaus didžiausius nusikaltimus ir aukų likimą. Aš manau, mes prašome Europos Sąjungos vienintelio dalyko - sustiprinti šių abiejų nusikaltimų tyrimą. Tai yra mūsų prašymas - sustiprinti šių abiejų baisiųjų 20 amžiaus nusikaltimų tyrimą ir jo įprasminimą naujose europiečių kartose. Kas gali paprieštarauti tokiam prašymui? Tik tai žmonės iš užribio, tik tai žmonės iš politinio užribio. Antras dalykas. Lietuvos pirmininkavimas. Lenkija pasiūlė įkurti Endowment for Democracy. Prieš 2 metus mes bandysime daryti taip, kad tas būsimas Endowment of Democracy taip pat dalyvautų Demokratijos rėmimo fondas Europos Sąjungos, Amerika tokia jau turi, dalyvautų šitoje veikloje. Trečias dalykas. Iš tikrųjų liūdna, kad už mūsų valstybės rytinių sienų yra tokios jėgos, kurios sugeba per bolševikų revoliucijos metinės įmesti į mūsų ambasadą, būtent tai vyksta per spalio revoliucijos metinės, tai yra nelegalaus perversmo Rusijoje metinės, įmesti į mūsų ambasadą uždegamosius kokteilius, Molotovo kokteilius. Kitaip sakant, ta ideologija yra gyva. Ši ideologija yra gyva ir jinai turi savo teroristinį kontekstą, kuris tęsiasi. Taipogi, kaip ir neonacijų ideologija gyva. Mes tik matėme Breiviko aktą, kuris iš esmės yra nacių tipo aktas, ir mes matėm, kaip Norvegų vyriausybė paskelbė savo pasipriešinimą šitai ideologijai, paskelbdama atvirą Norvegiją. Tai turėdami galvoj, kad platforma prasidėjo Lietuvoje nuo mūsų prašymo Europos Sąjungai, kai Vokietija pirmininkavo, ir mūsų pateikimo prašymo Vokietijos valdžiai, kuris sutiko. Ir tai buvo ponia Vokietijos švietimo ministrė Brigita Cyprės, kurie perėmė mūsų oficialų vyriausybės prašymą, Andriaus Kubiliaus vyriausybės prašymą pradėti visą procesą Europos Sąjungos viršūnėje. Mes turime pasiekti, kad Europos Sąjungos vyriausybės, Europos Sąjungos komisija oficialiai prieitų prie vykdomųjų išvadų, po tų išvadų, kurį jinai pateikė mums ant stalo. Tai yra 600 puslapių dokumentas, padarytas ispanų specialistų. Mes turime šį dokumentą stalo labai teisingai įrėmintą, jeigu jūs atsimenate tą knygą, tuo freską, kuri yra Strasburge, tai 15 amžiaus freska iš Europos Sąjungos valstybių pavaizdavimo. Jūs matėte, ta freska jinai yra gan žinoma, tai yra Europa vadinasi. Tai šitoj knygoje, po šito žingsnio mes laukime kito Europos Sąjungos ir komisijos žingsnio. Kito žingsnio. Po 8 metų Pragos deklaracijos patyrėme įvairius bandymus įbauginti deklaraciją pasirašiusius žmonės. Aš konkrečiai buvau prašomas, kadangi buvo matyti vienintelis arba nedaugelis iš ten esančių žydų kilmės žmonių, patraukti savo parašą, po kurio yra ir Vaclavo Havelo, ir profesoriaus Landsbergio parašas. Aš ryžausi duoti atkirtį šitiems žmonėms ir pasakyti, kad mano parašas pasiliks ir mes tikrai surasime būdų, kaip bendrai visus nusikaltimus Europoje patyrė žmonės, baisiausius, tiek Stalino, tiek Hitlerio.
pabrėždami holokausto unikalumą, pabrėždami Stalino nusikaltimų neįvertinimą šiuolaikiniai visuomeniai, sugebėsime surasti konsensusą, kaip įtikinti ES vadovybę sustiprinti šitų ir tyrimų flangą ir subrolinti šias abi esančias veikiančias šių institucijų tinklą ES, tiek holokausto, tiek sovietų nusikaltimų, padaryti galų galę pasiekti, kad tie apskritai stalai veiktų. Iš esmės jie veikia, kaip matėte, puikiausiai veikia per šias dienas Vilniuje. Ir mes manome, kad tiek vienos, tiek kitos stovyklos akademikai tikrai turi savo širdise erdvės papildomam ir kitos temos įtraukimui į savo interesų ratą. Atsiras vietos lentynoje tyrintiems stalinizmą ir holokaustui, o tyrintiems holokaustą ir stalinizmui, nebūtinai paskestant kovose dėl lygybės ar nelygybės ženklo. Aš manau, įvertinimas yra daug svarbiau nei kova dėl vieno ar kito ženkliuko. Todėl aš sveikinu jūs visus, sveikinu jauną mūsų senąją aktyvistę ponę Winkelmann, jauną aktyvistę ponę Winkelmann, kuri atidavė savo širdį ir nemokamai ir begalę metų skiria kovai, kad čekų visuomeniai, kuri yra taip pat kaip ir mūsų visuomenė paskambinusi kovose su senąją nomenklatūrą, nes kiekvieni rinkimai mūsų yra irgi kova, irgi išdava. Mūsų visų rinkimai visose centro Europoje yra išdava kovoje prieš faktiškai sovietinio okupacijos palikimą, pasakysime atvirai. Todėl sveikinu Pragoje esančius žmonės, aš manau, jums reikalinga parama, reikalinga jų mintis padaryti taip, kad jų mintis taptų ES kasdienę realybę. Ačiū jums visiems. Thank you very much. While you were speaking about... Ačiū labai, kai jūs kalbėjote apie Prahos deklaraciją. Aš iš tikrųjų pilnai sutinku su jumis. Štai čia šiandieną mes esame 3 pasirašiusiai šią deklaraciją. Profesorius Landsbergis, ponas Zingeris, aš. Taigi mes visiškai neblogai atstovaujame. Na, dabar, jeigu kas nors turite trumpų komentarų. Mes turime 4 minutės pagal mūsų programą. Gal vėl prisistatysiu, Jūratė Litvinaitė. Labai geras, tikrai buvo smagus pranešimas pono Račinsko, klausiausi atidžiai ir pasižymėjau veikimo kryptis. Vis dėlto manau, kad būtina viena iš veikimo krypčių nurodyti dėmesį švietimui. Švietimai skirti ne kaip atskirą sritį, o kaip veikimo kryptį. Kadangi bet kokios diskusijos apie nusikaltimus, aukas ar bendrą Europą, ar bendrą atmintį neturi prasmės, jeigu mes neužtikrinsime šiandien tęstinumo. Tai nėra skirta, manau, kad visi tie dalykai turėtų būti skirti aptarti ne pačiom aukom, o būtent vaikam. Nes mes negalime apsaugoti šiandieninio pasaulio nuo to, kad naujos ideologijos ir nauji nusikaltimai negimtų. Jie visada atsiras žmogus, kuris norės primesti savo valią kitam, visada atsiras žmogus, kuris norės pavogti orumą, laisvę. Mes turime išmokyti mūsų vaikus labai anksti pastebėti besimazgantį blogį ir mokyti vaikus su tuo kovoti, mokyti saugoti demokratiją, taiką ir kurti vienybę. Dėl to visa tai, kas vyksta čia, turi turėti vieną rimtą kryptį. Tai turi būti skirta bręstančiai kartai, nes galbūt mūsų karta nesugebės rasti sprendimų, bet mūsų karta gali sugebėti užauginti tokią kartą, kuri tuos sprendimus ne tik atras, bet ir realizuos. Thank you very much. Yes, I agree too. Labai ačiū. Aš tikrai sutinku su jumis. Ir būtent dėl to mes per pietus turėjome diskusiją su ponia iš Nyderlandų, Joke van der Leuvrod, kuri padarė pranešimą. Mes kalbėjome apie bendradarbiavimo projektą ir iš tikrųjų jūs esate visiškai teisi ir tame kelyje mes kaip tik ir esame jau. Dar kas nors? Asociacija Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.
Pirmiausia, tai aš noriu padėkoti organizatoriams už tikrai aukšto lygio forumą, bet norisi organizatorių paprašyti arba paklausti, ir kokioj formoje bus, sakykime, 2 dienų šito forumo pasisakymai, ar internetinėje erdvėje, ar kitokiais pavydalais, ar pasieks, sakykime, bent mus. Kadangi viskas susiveda, kaip ir pasakyta, taip pat kažkuria prasme ir į finansinius resursus, tai internetinė erdvė yra lengviau pasiekiama, plačiau pasiekiama ir taip kaip ir praeitų metų mūsų organizuotas forumas, galite nueiti į tą puslapį, bus atskiras puslapis, kuriame šito forumo medžiaga visa bus patalpinta, tiek tekstai, tiek video visa medžiaga, nes visas šitas forumas yra filmuojamas ir visi pranešimai bus atskirai patalpinti abiem kalbom, lietuviškai ir angliškai, taip kad tiek lietuviška auditorija, tiek anglakalbė auditorija galės įėjus iš šitą puslapį visus pranešimus išklausyti, pamatyti, sužinoti. And hopefully we can link. Ir aš taip pat tikiuosi, kad mes galime apjungti jūsų svetainę su platformos svetainė. Ir iš tikrųjų, tai labai gera idėja, padarykime tai. Na, ponai ir ponios, dabar turiu uždaryti mūsų forumą, kadangi dabar yra 17:50. Na gerai, kadangi penktadienio popietė, prašau. Suneramino gerbiamo Ronaldo Račinsko pareiškimas, kad Lietuvoje taip pat reikėtų priimti holokausto neigimo įstatymą. Tiksliau, aš jam visiškai pritariu ir kad galima pasididžiuoti ir pasidžiaugti žydų tauta, kad jie verčia gerbti savo kančią. Bet tik aš noriu pasakyti, kad reiktų priimti ne holokausto neigimo įstatymą, o ir sovietinių, ir nacistinių nusikaltėlių neigimo įstatymą. Nes bus keista, kai mes vertinam visų tautų kraują išskyrus savo lietuvių. Ir jei mes priimsim tik tą vieną koją žygiuojantį įstatymą, ne su 2 kojom šlubuojantį, tai tada mes, kai aš kalbėjau apie pasityčiojimą iš partizanų, kančių, tai mes tik tai užpilsim vandenį ant malūno tų stribų, kurie iš mūsų kančių tyčiosi. Aš siūlau priimti ir sovietinių, ir nacistinių nusikaltėlių neigimo draudimo įstatymą. Ačiū. Tai viskas jau yra priimta Lietuvoje. Bet jūs paminėjote holokaustą. Ne, jūs turbūt truputėlį suklydote, arba aš galbūt neteisingai įsireiškiu, tai galim dabar, sakant, padėti taškus ant i, kad Lietuvoje iš tikrųjų tokie įstatymai yra priimti. Europoje praktiškai didžioji Europos daly yra holokausto neigimas kriminalizuojamas ir aš manau, kad turėtų būti lygiai taip pat ir Europoje kriminalizuojamas ir komunistinių režimų taip pat nusikaltimų neigimas. Okay, that discussion could... Na gerai, manau, kad šiai diskusijai reikalinga papildoma konferencija, kalbant apie teisės aktus, dėl simbolių leidimo ar draudimo ir panašiai. Iš tikrųjų, tai galėtų būti visiškai atskira konferencija. Prieš baigdamas, norėčiau pasakyti, kad visur yra visokių idiotų, sakykime, Norvegijoje. Žmonės taip pat pardavinėja maikutes su kūju ir pjautuvu. Kai aš paklausiau, kodėl jūs tai darote, jie nelabai galėjo atsakyti. Jiems tai tiesiog juokinga. Taigi, kaip matote, dažnai žmonės nesupranta, ką jie daro. Taigi, leiskite padėkoti dar kartą visiems dalyviams, organizatoriams ir, žinoma, vertėjams už šį sunkų darbą.